Sėdžiu vieną vakarą sau ramiai, svagūnas sėdi, žiūrau, į Steamą ateina žinutė, galvoju, kas čia dabar man rašo. Atsidarau, o ten kažkoks žmogus. Ir man rašo, kad nori su manim kažkokią labai svarbią temą pasikalbėti. Nu, ir aš jam atrašau, kad taip, aš galiu. Nu, galvoju, įdomu, kas čia bus. Nu, jis iškart atsiprašo, kad man truktų, bet jis turi labai svarbią žinutę man. Ir labai jis prašo manęs, kad aš nesupykčiau ant jo. Man jau pasidarė įdomu, ką jis čia tokio nori man pasakyti, kad aš net supykt ant jo galiu. Okei, aš jam sakau, tęsk, ką tu čia nori man pasakyti. Jis man rašo dėl to, kad jis netyčia mane pareportino Steamui. Ir tipo, kad aš dariau nelegalius pirkimus kažkokius. Jis norėjo kažką kito pareportint, bet pareportino mane. Tipo mane pareportino netyčia. Jam suportas, tai yra tie, kas žiūri pranešimus apie kažką, pasakė, kad mano paskyra bus ištrinta. Nu ir jis iškart manęs dar atsiprašo, sako, aš bandžiau jam pasakyti, kad tai buvo klaida, kad aš netyčia tave pareportinau, bet jis manęs nesiklausė. Tu nori sužinoti pagrindinę priežastį, kodėl aš tau rašau. Parašiau ne, nes aš jau net nežinau. Ir parašiau, kas per šūdas vyksta. Tipo, aš jau pradėjau vaidinti, nes aš jau matau, kad čia gali būti kažkoks skemeris ir aš noriu iš jo atimti kuo daugiau laiko. Taip, reikia daryti tik nepasimaut ant jų skemų netyčia. Reikia kuo ilgiau atimti iš jų laiko, jei neturit ką veikti, ir tiesiog nepasimaut ant jų skemų. Bent jau aš taip sakyčiau, kad reiktų daryti, nes jeigu jūs atimate iš jų laiką, tai jie neturi tą laiką, jie negali tą laiką apskeminti žmonių. Ir tuo lieka mažiau apskemintų žmonių, mažiau galimų aukų. Tai parašau, kad kodėl jis mane pareportino, kas čia vyksta. Jis žino, kad aš jo nežinau, jis manęs taip pat nežino. Tai ir yra priežastis, kodėl jis nori man pasakyti kažką svarbaus, nes jis padarė labai didžiulę klaidą. Pati pagrindinė priežastis rašo jis man, kad kodėl jis man rašo, yra todėl, nes Steamo adminas ir dar parašė mate, Steam admin mate, ką čia reiškia, jūs man paaiškinkit. Nori manęs, kad aš patvirtinčiau, kad jis netyčia mane pareportino. Visų pirma, kam reiktų manęs patvirtinti, kad netyčia pareportino? Aš pats tai neišsiduočiau, bent jau jeigu aš kažką nelegalaus daryčiau. Nu, tarkim, čia kaip pavyzdys, tai tas žmogus neišsiduotų. Tai kodėl reikia patvirtinti, kad netyčia pareportino? Žodžio, aš čia nieko nesuprantu. Jis pats netyčia pareportino, tai jis pats turi patvirtinti, kad netyčia pareportino. Ir kad aš tipo nedariau ir nesu susijęs su šitu neteisingu, klaidingu reportu ir kad jo reportas pranešimas nebūtų įvykdytas ir mano paskyra liktų sveika. Nu galvoju, blemba, jeigu man čia taip atsitiko, nu tai tikrai reikia, kad sveika paskyra būtų. Parašiau taip, žinoma, kaip aš galiu patvirtinti tą jo netikrą pranešimą. Dar jis man atsiunčia nuotrauką, kad tipo jis užpildė pagalbos bilietą Steam'e ir kad jam atrašė va tokį dalyką. Sveiki, Steam'o vartotojai, paskyra, kurią pranešite, bus su ją susidorota. Prašome žinoti, kad tai yra tikra ir kad žmogus, apie kurį jūs pranešite, turi didžiulę riziką prarasti savo prieigą prie jo savo paskyros ir žaidimų. Jeigu jis negali padaryti apylo, tai yra užklausos, kad pašalint tą reportą, tai visų pirma, tokio žinutės niekad jūs negausit. Pareportinai, tai tau padėkotų, bet čia parašyta, prašome žinoti, kad tipo turi didžiulę riziką prarasti paskyrą, tai kam, taip žinau, čia taip turi būti aiškus dalykas, čia tiesiog, kad mane labiau įtraukti, kad aš labiau norėčiau susigrąžinti tą akantą. Ir toliau rašo, kad čia visokias nesąmonės, kad jie ten tipo daug metų patirties, toliau taip toliau, ir kad aš turiu susisiekti su tuo žmogum per Discordą. Jeigu ne, aš gausiu baną, IP baną ir, žodžiu, man viskas bus kapiec. Reikia susisiekti per Discordą. Dar vienas red flagas, kad neina, ta prasme, jeigu reiktų susisiekti kažkur, tai per oficialius Steam'o dalykus, o ne per Discordą. Jau red flagų daug prisirinkta, nu jau čia aišku, kad skemas, bet aš norėjau dar giliau įlysti šitą nesąmonę. Ir aš dar toliau tęsiu atiminėjau šito skemerio laiką ir paklausiau, kodėl ant Discordo. Jis man tiesiog ignoruoja mane ir parašo, kad aš galiu susisiekti su tokiu Discordu. Tada jau tik tai man rašo, kad don't bro, vis mane kaip draugu laiko, ta prasme, nori, kad dar labiau aš tapčiau artimas jam ir kad aš labiau
ta prasme, jeigu žmogus jaučiasi gerai prie kažko, jisai labiau linkęs pakliūti į skemus, tai tame ir esmė, jis bando čia su manim susidraugauti, taip, kad čia būtų friendly situacija, kad aš netyčia būčiau užsisvajojęs ir prisijungčiau prie Steam'o savo ir atiduočiau jums savo prisijungimus ir jie pavogtų iš manęs pinigus. Tai aš stengiausi to nepadaryti, aš ieškojau, variau iki pat galo, kur jau ten man visiškai nebūtų galima tęsti toliau kažko daryti. Sveikas Steam'o vartotojau, kaip aš tau galiu padėti? Ir aš jam paaiškinu visą situaciją ir jis man rašo: gera diena jums, ar jūs galėtumėte, prašau, man suteikti pilnas detalės apie šį incidentą, tokias kaip ekrano nuotrauka arba bendravimas tarp žmogaus, kuris įspėjo mane apie šią situaciją. Tai jau čia yra pasiruošta iš anksto, viskas suplanuota, prasme, visos žinutės yra paruoštos iš anksto ir čia grinai screenshoto prašau arba bendravimo tarp to žmogaus. Jis jau žino, kas bus. Jis žino, ta prasme, jis nesigilina, jis tiesiog sako, ką man daryti, nes jis žino, kas čia per situacija. Aš parašiau šiur, aš nuscreenshotinau, nufotografavau visas tas susirašinėjimus, nusinčiau tam adminui ir dar paklausiau, dėl su manim susisiekinėja per Discordą. Jis man rašo: maloniai prašau palaukti minutę, kol aš peržiūriu šitą reportą, ir rašo dėl to, nes čia yra tokio tipo pranešimas, kuris gali būti išspręstas tik tais Valve sistemos saugumo komandos. Valve yra kompanija, kuriai priklauso Steamas. Šitas pokalbis yra įrašomas dėl to, nes čia yra tiesioginis suportas per Discordą. Tu gal juokauji, seni. Tarkim, taip gali būti, kažkokiais magiškais būdais. Jis vėl rašo kažkokiu įdomesniu šriftu ant Discordo, jau bando kažkokiu oficialesniu ar kažkokiu profesionalesniu pasidars, neįsivaizduoju, kam to reikia, bet okei. Ir rašo, kad jis supranta problemą. Jis iš tiesų, jis iš visos širdies supranta, kokį skausmingą aš dabar, kaip aš skausmingai jaučiuosi ir ką aš patiriu. Mane pareportino netyčia. Ar jūs galite įsivaizduoti tokį dalyką? Netyčia pareportino. Ir dabar jis tikrai iš viso širdies supranta mane. Ir jis bus labai laimingas, kad gali man padėti. Tu turi vieną būsimą baną, daugybę scam reportų ir esu įtariamas, kad aš turiu duplikuotus nelegalius kažkokius pirkimus. Kaip pirkimas gali būti duplikuotas šito? Irgi šiek tiek nesuprantu, suprasčiau, koks nors daiktas, tai jis gali kažkaip būti paduplikuotas, jis labai neaiškiai bendrauja. Ir rašo, jeigu aš neįrodysiu, kad tai yra netiesa, tai nuves prie paskyros ištrynimo. Ir jis man atsiunčia vaizdo įrašą, kuriam yra netikras pending banas. Tai yra vaizdo įrašas, kuriame jis tipo spaudžia kažkokius mygtukus, jis paspaudžiant to mygtuko ten gali pasirinkti, tipo, kad mane užblokuotis. Čia aišku yra padaryta viskas per inspect elementą, su HTML programavimu labai lengva padaryti, tai jis tiesiog tai padarė ir viskas. Čia netikra, čia labai lengva tokį suklastot. Kad įrodytum, kad tai netiesa, aš rekomenduoju tau pateikti apeliaciją, kad panaikinti šiuos pranešimus. Ar iš karto manęs klausia, ar aš norėčiau padaryti apeliaciją. Jis man nurodo, jis kadangi yra labai geros širdies žmogus, visiškas neskemeris, neapgavikas, jis man nurodo, ką aš turiu daryti, ir jis man rašo, kad aš turiu pateikti kažkokią apeliaciją, kad mane čia neužbanintų. Ir aš prašau, kad žinoma, kad aš norėčiau padaryti apeliaciją, nes aš tikrai nenoriu, kad mano paskyrą jūs ištrintų. Tiesiog. Ir aš maldauju tiesiog, neištrinkit mano paskyros. Ir dar emodžiuką numetu, tokį maldaujantį. Ir jis man atrašo, kad jis peržiūrės mano apmokėjimų istoriją. Jis man rašo, kad aš turiu norėti į oficialų Steam puslapį, tai yra oficialus Steam puslapis, ir aš turiu padaryti screenshotą pirkimo istorijos ir atsiųs čia. Aš turiu prisijungti prie paskyros ir jis tipo, kad peržiūrėtų mano pirkimo istoriją. Visų pirma, Steam supportas galėtų pat pasižiūrėti pirkimo istoriją, o visų antra, jeigu aš jam nuskrinčiotinčiau ir nusiųsčiau pirkimo istoriją, jis galėtų parašyti tikram Steam supportui, nufotkint tą ir parašyti, kad jo paskyra buvo pavogta.
tuomet jis prisijungtų prie mano paskyros ir ją nulaužtų, nes Steamas jam leistų, atsiųstų kažkokį linką, leistų prisijungti, jis įrodytų, kad ta paskyra yra jo, kadangi aš jam atsiunčiau tos screenshotus, jis įrodytų, kad ta paskyra yra jo, o ne mano, ir jis ją perimtų jos valdymą ir nulaužtų viską, kas joje yra, žinoma, ją parduotų, atimus, išskeistų pinigus, susidirbtų, tiesiog taip apgautų mane. Žinoma, centai pas mane paskyroje, bet vis tiek jie medžioja, tikrai pakliūna daugiau pinigų turinčių žmonių. Ir aš jam atrašau, kad čia aš sustosiu, padėkoju jam už gerą YouTube videką ir palinkėjau sėkmės apgaudinėjant kitus šitam turniui. Aišku, tikiuosi, kad jam nepasisekė kitus apgauti taip kaip ir mane. Štai taip ir pasibaigė tas mano vienas vakaras. Galvojau, jau viskas, įveikiau šitą schemą. Po to nuėjau į to žmogaus paskyrą, ten buvo lietuvis. Ten buvo nuhakinta lietuvių paskyra ir plito per Lietuvos Steamo grupę, kiek supratau, kiekviena pridėjinėjo į draugus ir rašinėt bandė, plito tai per lietuvius. Ir galvojau, kad viskas, daugiau čia nieko nebegaliu padaryti, viską nusifotkinau, pasiruošiau šito video filmavimui. Po 3 mėnesių nuo žinutės aš gaunu dar vieną žinutę. Vėl tokia pati istorija. Vėl tas pats. Labas, ten vėl aš netyčia tave pareportinau ir šį kartą vėl aš gaunu, vėl aš parašau tam žmogui į Discordą ir šį kartą jau yra kitoks vardas, bet ta pati nuotrauka, toks pat aprašymas. Pasižiūrėjau į ankstesnį susirašinėjimą, ta Discordo paskyra jau yra užblokuota, bet jis, aišku, susikūrė naują, kadangi Discordas ir visos platformos leidžia beveik kurtis naujas paskyras, jeigu užblokuoja tavo kitą, ir taip nesibaigia tie skemai niekada. Vėl nuėjau iki pat galo ir parašiau, kad aš iššvaiščiau pakankamai jo laiko. Aš žinau, kad jis bando mane apgauti, bet prašau, neišmesk manęs į savo draugų, aš desperatiškai jo prašiau, maldavau, kad aš jam galiu duoti pinigų. Aš jam pasiūliau 10 eurų šiuo atveju, aš jam nebūčiau jų davęs. Jeigu jis man gali atsakyti kažkiek keletą klausimų, aš jau paprašiau, kad manęs neužblokuotų. Aš desperatiškai kaip tik įmanoma bandžiau jį kalbėti, kad jis man papasakotų plačiau apie savo skeminimą. Aš bandžiau tiesiog, kad jis atskleistų kažką, bandžiau kažką iš jo išpešti daugiau, bet deja, jis mane užblokavo. Tai čia ir yra, manau, istorijos pabaiga, bet šita istorija tikrai nesibaigė, nes šitas skemas plinta toliau Lietuvos Steame ir per lietuvius. Būkite atsargus, nepasimaukit ant šito skemo, jei norit pamatyti dar vieną skemą, kur aš patrolinau skemerius taipogi, tai spauskit šalia svogūno.